kokia būtų praktikos meditacijos nauda žmogui, paprastam žmogui, kuris yra netikintis. Ir, pavyzdžiui, netiki meditacija. Aš net buvau užklausęs pas save Instagrame, kad žmonės užduotų klausimų ir vienas iš klausimų buvo, kad sako, aš bandau, bet aš nejaučiu jokio pagerėjimo. Nu, sako, man nepadeda. Kokią E, naudą duoda šiaip gerai, meditacija paprastam žmogui? Visų pirma, čia nėra ko tikėt. Čia toks dalykas, kad budizmas iš viso nėra grįstas tikėjimu, kaip mes įpratę katalikybė, kad tikėjimas yra svarbus. Budizme iš viso tikėjimas yra visiškai neegzistuoja, nereikia net tuo būdą tikėti ar kažko. Vienintelis gal dalykas kažkiek, kuo tu turi pasitikėt, kad ta praktika veda tave link atrasti savo tą tikrą prigimtį ir kaip išgelbėti visas gyvas būtybės nuo kančių, tuo lyg turėtų vis tiek geriau pasitikėt, nes tada iš viso nėra prasmės daryt. O su meditacija dabar toks dalykas Lietuvoj, kad labai daug visokių rūšių meditacijų ir mes prieinam prie tos meditacijos lygiai taip pat, kaip mes prieinam prie bet kokio dalyko. Jeigu aš įdėjau pastangas, padariau tą, arba ten mokiausi tiek metų, aš turiu gauti rezultatą. Jeigu nėra rezultato, tai kam tada tą daryt? Tai, bet tai yra, kaip jūs pasakėt, blogai, nenoriu sakyti blogai, bet tai yra neteisingas požiūris, jeigu tu su tokiu požiūriu ateini į kažkokias dvasinės praktikas arba būtent meditaciją. Jeigu gerai, tai ką, ir labai čia dažnas klausimas, tai jeigu aš ten darysiu tą meditaciją, kas man nuo to, kas pasikeis, kas pagerės, kas gaus. Tai čia yra visų pirma, kad neteisinga ateiti su tokiu lūkesčiu į meditaciją, su tokiu materialistiniu lūkesčiu, kad reiškia, kažką darysiu ir gausiu. Darysiu, gausiu. Čia nėra to, taip. Čia atvirkščiai, kaip čia pasakyti, tu nieko negausi, bet tu kaip tik viską prarasi. Tu viską prarasi, bet su tuo viskas, aš turiu omeny, viskas, kas yra užkrauta pas tave, nereikalingais dalykais, ta prasme, labiau turiu omeny viduj. Vertinimai, skirstimai, prisirišimai, lūkesčiai, tas kažkoks tavo aš, kur neaišku, kas tas aš. Tie dalykai, kurie tau kaip kažkoks rūkas uždengia tavo tikrą esatį, kas tu esi. Tu nematai, kas tu iš tikrųjų esi, kai tu esi užsidangstęs su tais dalykais. Tai pirmas tikslas pamatyti, kad tu tuos dalykus turi. Ta vertini viską, teisi, tikrini, lygini ir nesupranti, kad čia net nėra tavo tie dalykai. Tai yra, kaip sakiau, sąlygų rinkinys. Tu tiesiog priklausai nuo tų kažkokių sąlygų, kažkas, kas atsirado ir tu jau tame esi. Tai pamatyti, kad taip yra. Pirma, nuo meditacijos tu gali pamatyti, kad tu tame esi. Ir labai dažnai žmonės nustemba, kad pradėjau daryti meditaciją ir man atsirado daugiau minčių. Bet neatsirado daugiau minčių, tu tiesiog pagaliau pirmą kartą sustojai ir pasižiūrėjai į vidų ir pamatai, kas ten yra. O prieš tai tu tiesiog buvai visą laiką išoriai ir nelabai tu kreipiai dėmesį ir tu atrodė, kad gal netiek tų minčių. Tai kitas yra mitas, kad tai jeigu aš darysiu meditaciją, tada nebus minčių. Tai irgi ne, čia nėra tikslas, kad neliktų minčių. Tu pirmiausia pradedi aiškiai matyti, kiek pas tave visko yra užgrūsta. Ir pamatai, kad tie visi dalykai yra nereikalingi, jie tau atneša kančią. Jie tau nepadeda visiškai gyvenime, o kaip tik tau trukdo gyventi. Tu tą pradedi pamatyti, tada pradedi po truputėlį paleisti ir kai kurios dalykus labai sunku paleisti. Bet kuo toliau tu praktikuoji, tuo lengviau pasileidžia tie dalykai. Tai tą prasme turiu omeny, kad nieko net tau pasiseks, jeigu tu nieko neteksi. Jeigu tu pradėsi, bet jeigu tu gavai kažką, tai jau čia nieko gero iš to. Jeigu gerai, ten meditavau, ramybę kažkokią gavau, nežinau, jeigu jau tu įsivaizduoji, kad tu nuo to kažką gavai, čia yra tik iliuzija.
Nu, nes, žinot, visą laiką medituojančius žmonės vaizduoja, na ir jie atrodo, kad jie yra visiškoj ramybėj. Taip, čia mitas. Čia yra mitas. Atsisėda, užsimerkia ir atrodo, dar va tos rankas taip susideda, tos pirštus sujungia ir tyloj užsimerkia, vos ten kvėpuoja, nejuda ir atrodo jis tyloj ramybė ir ten galvoj turbūt tuščia. Taip atrodo visiems. Taip, čia yra sukurtas mitas apie meditaciją. Ir labai dažnai dėl to žmonės būna daug nesusipratimų, kad jeigu šeimoje kažkas pradėjo meditaciją praktikuoti ir jie jau tikisi, kad tas žmogus taps toks ramus ir čia nėra taip. Tu tiesiog tampi aiškus, tu pradedi aiškiai matyti. Visų pirma, aiškiai matyti kiekvieną momentą, aiškiai matyti, aiškiai girdėti, viską aiškiai jaust ir viduj aiškiai, bet tai nereiškia, kad tu tapsi visiškai laisvas nuo bet kokių pykčių, nuo bet kokių baimių, ne, bet tu jas aiškiai pamatysi ir jos tau neatneš kančios. Ir tau nebus baisu nuo to, ką tu pamatysi. Tai tą suteikia. Jeigu suteikia kažką, galima sakyti. Kaip visiškai nepatyrusiam meditacijos žmogui pradėti ją daryti ir įtraukti į savo gyvenimą? Kada tai būtų geriausia daryti? Atsikėlus ryte ar dienos metu, kaip iš viso atrodo meditacija? Nes vieni sako, tiesiog gali mašinoje važiuoti, mąstyti ir tai jau yra meditacija. Kiti sako, turi būti visiškai tyloj ten, arba prieš miegą, arba tik atsikėlus. O kaip jūs sakėt, praktika tik prabudus. Bet žmogui, kuris niekada to nedaręs, bet dabar paklausęs mūsų laidą, sakytų, gal ir norėčiau aš aiškiai matyti savo mintis ir pradėti tą daryti, nes jaučiu, kad chaosas visiškas. Užmiegu blogai, pastoviai suka čia kažką tai skrandį, pastoviai pykstosi su visais, kovoju, neaišku dėl ko, konfliktai, nerimas, žodžiu, reikia tvarkytis. Kaip tą pradėti daryti? Tai aišku, tokiam žmogui, kuris niekada nebandė, gali pabandyti ir vienas, bet geriau būtų gal prisijungti prie kažkokios grupės, kur jau tą daro, bet aišku, labai sunku įsirinkti, nes yra labai daug ir tokių keistų visokių mokymų, bet gal pasiieškoti kažkokios tai patikimos žmonių grupės, kad kartu, ar kažkoks gal mokytojas, jeigu yra, kad pradėti, nes visiškai vienam be nieko, nors šiais laikais daug žmonių pradeda tiesiog žiūrėdami video kažkokius ir pradeda ir daro, tęsia, bet visgi, jeigu budistinė ta meditacija, tai kažkiek turi būti kažkoks mokytojas, bent pradžioj. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.